Aš pakeisiu kryptį kalbėtojai. Kodėl? Todėl, kad daugelis šimtų veidų, kurie įeina į sąrašą už Lietuvą Lietuvą, sudaro pirmą dešimtuką. Tikrovė yra tokia, kad jūsų daugiau šiandien yra negu tie, kurie jūs klausosi. Bet prieš 1967 metais prie paminklo irgi rinkosi nedaug žmonių. Gal simboliškai, bet jūs esate Panevėžyje prie paminklo karaliaus Aleksandro. Ir būna laikas, kai žmonės turi išdrįsti tapti patys vėliavomis. Jūs šiai dienai esate vilties vėliavomis tiems žmonėms, kurie ištroškę yra tiesos, kur bijau, kad jis netaptų tik kažkokios grupuotės nuosavybė, tas žodis. Tas žodis yra visų mūsų ir ta viltis, kuri bus sudėta į jūs, pagundinai tampa tikrovė ir tai, kas turi keistis, pradeda keistis. Ir tas žodis jūsų gana, tai, kas yra šiandien, tegul tampa kūnu.